Sveiki visi, kas nusprendėt pažiūrėti šį vaizdo įrašą. Ačiū, kad užsukot į mano YouTube kanalą. Tikriausiai tie, kurie sekat mane Instagrame, jau suprantat, kas aš, kodėl aš čia ir apie ką bus šis vaizdo įrašas. Tai sveikinuosi su jumis iš savo drifto automobilio, su kuriuo pradėjau savo drifto sezoną dar tik šiais metais. Esu naujokas, mano tikslas yra važiuoti, laimėti, treniruotis, daug išmokti. Video vlogų filmavimas man yra visiškai nauja tema, niekada nesu to daręs, todėl gali būti truputį sudėtinga, ypač pirmi vaizdo įrašai, bet manau, kad tikrai įsivažiuosim. Tai manau, nuo ko reikėtų pradėti, tai kodėl apskritai atsirado noras filmuoti video ar dėti juos į YouTube. Visų pirma, noriu tiesiog turėti gražų atsiminimą ir kažkada pasižiūrėti YouTube, atsivertę savo kanalą, ką aš veikiau ir kam nesąmonėm čia užsiminėjau. Gal smagiai iš to pasijuokti, o gal pasidžiaugti, kas ten žino, laikas parodys. Na ir žinoma, paduoti kažkokio turinio jums, žiūrovams, tiem, kam tai yra įdomu. Noriu parodyti, ką veikiu, iš ko tas driftas susideda, kaip aš nusprendžiau eiti tą kelią, nes visi, manau, eina kažkiek skirtingai. Jeigu taip trumpai ir paprastai, tiesiog noriu pasidalinti savo kelionę drifto pasaulyje, tai kas vyksta už kadrų, noriu pasidalinti dalykais galbūt, kuriais nepasidalina kiti vairuotojai, o kas iš to gausis, laikas parodys. Užteks kalbų, nėra čia ką labai daug šnekėt, mano pati idėja, kad kaip, kas ir kodėl jūs suprasit tiesiog žiūrėdami ir sekdami mano video. Kviečiu tą daryti, esmė, kad aš noriu, kad šie vaizdo įrašai jums būtų faini ir galėtumėt gerai praleisti laiką prie kavos ar arbatos puodelio vakarais. Noriu, kad vaizdo įrašai jums patiktų, kad jūs jų lauktumėt, o tam, kad tai įvyktų, reikės laiko, reikės pastangų ir aš tikrai to nepadarysiu, jeigu jūs man nepasakysit, kas yra blogai. Tai vėlgi, žiūrit šį vaizdo įrašą, jeigu kažkas patiko, nepatiko, labai būsiu dėkingas, jeigu pakomentuosit, tas man padės tobulėti ryškiai greičiau, o tuo pačiu ir jūs gausit kokybiškesnį ir fainesnį turinį. Dabar parodysiu, kur randuosi, kokiam garaže, kaip atrodo automobilis ir maždaug papasakosiu, ką darys. Galim bandyti lėtos transporto priemonės, čia visą filmavimo įrangą kabutėse taip susidėjęs, kad yra gana sudėtinga viską ištraukti. Taip. Tai va, šiaip netaip išsiropštėm iš automobilio, truputėlį apeisim jį. Šiaip garaže yra bardakas, galėčiau pasakyti, kad šiaip nebūna, bet būna iš čia visą laiką, tiesiog reikia pasiteisinti. Tai turim maždaug tokį vaizdą, automobilį truputį apardžiau, realiai. Jisai dar neseniai tik tai atsistojo garažą, vėlgi tie, kas stebit mano Instagramą, matėt, šiaip kviečiu visus pasiekti. Dabar yra puikiai proga tą padaryti. Tai žodžiu, apardžiau truputėlį už kadro, tai ką padariau, nuėmiau galinį buferį, nuėmiau bagažinę, išėmiau lempas. Čia turim labai didelę krūvą netvarkos. Toliau pakeičiau duris, nes senos buvo matę kontaktų, dar jas reiks truputį pareguliuoti ir surinkti. Dar nesugalvojau, ką darysiu su šitu sparnu, nežinau ar matosi, bet jis gavęs, jo matosi, jisai gavęs truputį smūgių. Tai nežinau, ar tiesinsiu, ar tiesiog paimsiu kitą. Ratas tai baisiai atrodo tik todėl, nes yra nuimti fenderiai. Priekį kol kas nedariau nieko. Čia gražioji pusė, kaip nekeista, nes vairuotojas sėdi, tai šitą pusę saugom, keleivių pusę daužom. Keli nubraukimai po sezono. Čia pats pirmas sezono krešas, Mersiuką Vilniuje ant Kem. Mano klaida, nesąmonę padariau, užsikampinau, sustojau, žmogui pagadinau reikalus ir pagadinau dar savo. Bet ką darysi? Driftas. Ir štai čia turim senas duris. Nuklijavau visokius lipdukus, kurie buvo ant mašinos, kurie dar netapo tokia krūva, tai suklijavau ant durų, nežinau, gal tiesiog kažkur garaže pasikabinsiu simboliškai atsiminimui. Durų išorinė ir vidinė skarda nusprendė tiesiog atsiskirti. Ant stogo turim stiklaudinio bagažinę, stiklą ir visokių nesąmonių, nes čia, kas žino, tas žino, garaže, jeigu laikai mašiną, tai papildoma lentynų ir jos stogas. Tikrai nesaugau kėbulo, jisai dažysis prieš kitą sezoną. Vidus, tai čia dabar irgi toks truputėlį sandėliukas. Neseniai sudėti puslankiai, lapšys, kurį tikriausiai, kad dabar galvoju, reiks vežti namo, kad jisai čia nepelytų, nes vis tiek kažkiek drėgmės yra. Tai gal papasakosiu truputį apie planus, ką noriu padaryti kito sezono. Tai noriu sutvarkyti saloną. Ne maks tvarkingai pasidariau rankinio laikymą, ta prasme tvarkingai, jisai viskas gerai, bet vizualiai atrodo negražiai, aš noriu, kad atrodytų gražiau. Sudėsim MP Partso tiek shifterį, tiek rankinį. Vairas sėdynė liks tas pats, puslankiai dažysis. Noriu pasitvarkyti ant gale truputį prie firewallo, nes irgi ten pavariau silikono belė kaip, tai negražiai atrodo, tiesiog vardant bendros estetikos. Salone dar apsitvarkysiu laidyną, susitvarkysiu lubas, kadangi aš esu labai gudrutis ir iškart skubėjau viską lupti, tai išlupau lubas, jas išmečiau ir dabar ten viskas atrodo baisiai. Tai galvoju, gal tiesiog sudėsiu lubas, bet dar nenusprendžiau 100% dėl šito dalyko. Dar prisiminiau, kad vairo stebulę greito nuėmimo reikės pakeisti, nes pasirodo reglamentas to neleidžia. Dabar galim pasižiūrėti, kas po kapotu. Tai po kapotu standartas, plytokas, nieko labai blatno, tai
iš esminių modų, ką padarysiu. Išmesiu šitą nesąmonę, čia buvo didžiausia mano padaryta klaida. Jisai siurbė tik karštą orą, paskui, kai laukia labai karšta, temperatūros siurbimo sukyla. Tikrinom, tai bijau sumeluoti, bet man atrodo 67 gal laipsnius įsiurbimo temperatūros buvom pasiekę, kas ant atmosferinio plitoko yra mažiausia katastrofa. Ir jis dar nevažiuoja, pradeda treilint. Žodžiu, paskui pradėjau važinėti be lempos, kažkiek pagelbėjo. Bet čia neišeitis, tam nupirkau aukso vertės originalią 3 litro filtradėžę. Padarysim kur nors paėmimą per gal priešrūką, sugalvosim kažkur, tai lempos nelabai noriu grįžiot. Tada norėčiau susitvarkyti kečkeną. Iš tenais įperkelt kur nors kitur, nes labai jaučiasi kvapas. Dar nesugalvojau tiksliai kur, bet gal kažkur čia, pavyzdžiui, kad ir norėčiau gražiau išvedžiotą šlangą. Iš esmės daugiau čia prie motoro ką daryti kaip ir neturiu. Pasikeisiu indeklus, aišku, skysčius, žiūrėsiu tarpinės, profilaktika, žvakės, tai čia klasikėlė. Kapotą galim uždaryti. Galima į prie kėbulo. Turim šį nuostabų kupė prieš jūsų ir mano akis. Ir ką mes su juo veiksim. Planas yra sudėti bodykitą, kuris man tikrai nebūtinas, kad geriau važiuot, bet realiai tiesiog dėl to, nes noriu atrodyti gražiai. Kiek tą pavyks padaryti, matysim eigoj. Turiu nupirkęs bodykitą, kurį kiek vėliau parodysiu. Susidės bodykitas, įsipjaustys kas nereikia ir visas kėbulas pilnai persidarys. Kokia spalva, kas ir kaip, neatskleisiu, nes, vėlgi klasika, ką atskleis, pamatysit vėliau, bus įdomu. Esu sufilmavęs absoliučiai iš visų kampų automobilį šviesoje, kaip jis atrodė po sezono, tai dar truputį kitaip negu dabar, nenurdytas, su praeitom durim ir taip toliau. Ir tada, kai padarysim kitam sezonui, vėl viską visur aplinkui sufilmuosim ir pažiūrėsim, koks bus skirtumas. Išsiaiškinom, ką darysim su kėbulu, ką darysim su varikliu ir ką darysim su salogu. Toliau darbai liks važiuoklės profilaktika, tai susižiūrėti visus mazgus, kurie laikė silpnai arba išvis nelaikė šio sezono metu, įsispręsti juos. Šiaip profilaktiškai persirinkti stabdžius, važiuoklę ir panašiai. Dar turiu vieną iš tokių didesnių darbų, ką norėčiau padaryti. Norėčiau susidėti dizelio perdavimą. Ne visą, nes man dėžė, kardanas ir reduktorius laikė be problemų. O pusašiai lūžinėjo pačiais blogiausiais, netinkamiausiais momentais. Truputį gaila ir liūdna, kada turi važiuoti, o vietoj to keitiesi pusašį. Tai norėčiau šitos problemos kitam sezone neturėti. Ir girdėjau, kad chebra dedasi tiesiog dizelio pusašius ir jie kuo puikiausiai atlaiko. Ne faktas, kad tada nesprogdinsiu kardano arba difo, bet pamatysim, išmoksim ir ką darysim vėl iš naujo. Yra dar kalnas visokių smulkmenėlių, kurių šiuo metu nepaminėjau, bet tiesiog pamatysim eigoj arba pakalbėsim apie jas eigoj. Čia vis tiek dar reiks įsiplėsti. O apie garažą, tai teko prisiklaus pas draugą garaže. Čia yra puikios sąlygos, tiesiog idealios sąlygos daryti šį automobilį. Yra pečius pasišildyti, yra elektra. Yra vartai ir stogas virš galvos, ko daugiau reikia. Tai ačiū tau, Laurinai, už pasidalintas patalpas. Čia už manęs dar stovi ir jo projektėlis. Jeigu jisai norės, galbūt pakalbėsim ir apie jį. Vien kalbos, o dabar galvoju, gal reikia judėti link darbų. Tai kažką šiandien pasidarysim, daug planų neturiu, laiko irgi mažokai. Tai iš esmės užsimetam dar malkų į pečių, kad būtų šilta. Tada kažkur pastatysiu kamerą, kad gerai viskas matytųsi. Ir šiandien net nežinau, planuoju nusimti slenkščius, pasižiūrėsim, kas darosi tenais, pabiškį primatuosiu bodykitą, rinksiu duris iki galo, dar jas reikia biškį pareguliuoti, kad sueitų viskas. Žodžiu, tokio pasikrapštimo truputį, biškį išsiimsiu langus tikriausiai, gal net puslankius. Nors vėl aš čia šneku nesąmonės ir padarysiu visiškai ką nors kito, jeigu dabar papasakau, tai tiesiog mažiau kalbų, daugiau darbų. Ir svarbiausia dalis, dar neparodžiau bodykitų. Einam pažiūrėti bodykitų. Atrodo jis taip, tragiškai, pirkau 9, bet jis man labai patiko, tikrai gražus bodykitas. Nulupinėjom lipdukus, truputį jį sutvirtinom, kur reikėjo paklijavom, dar ne iki galo, vienas iš ketvirčių yra gana smarkiai sulūžęs. Nėra šitos lempos vietos, bet jau turiu idėjų, kaip ją padaryti, tai bandysim realizuoti mano planą. Tada jį kažkur pašpakliuoti, kažkur pašveisti standartiškai. Noriu viską susikrauti ant automobilio ir jau tada dasilyginti visus kampus, kad viskas sueitų ir tada, aišku, galutiniam variantą dažyti. Įsimes visas galas, nes čia pat yra galinė visa dalis, tai vietoj šitos vietos priekiniai fenderiai, kurie liks tokie patys, emkinis buferis į priekį, kuris irgi yra tragiškos būklės, tai irgi reikės daryti klaudinio bagažinėje, ką tikrai bus paprasčiau pritvirtinti negu metalinę ant plastikinės šiknos. Kas daro tvarkingai ir nusipjauna ties čia lonžeronus, deda dešberą, tada visą stiklaudinio užpakalį ir ten gaunasi realiai idealiai, gražiai, tvarkingai, kaip turi būti.
Tai vat būtent taip aš ir nedarysiu. Ką darysiu aš, tai pamatysite įgoj, bet aš planuoju pjauti viską ir palikti lonžerono galą ties šita vieta ir prie jos jau sukti dešberą, kokį turiu. Tai yra šitą, jį truputį patiesinti, perdažyti ir viską tvirtinti ant jo. Gale turiu akumuliatorių, jam papildomos dėžės nereikia, nes jisai yra už firewallo, tačiau gavau vilnių, kad nebuvau užizoliavęs pliuso klemos, tai tiesiog buvo greituoju būdu izoliacija vyniota ir visą zoną atlaikė taip. Tai čia reiks kažką tvarkingiau pasidaryti, čia gale gal irgi kaip ir viskas. Tai man jau net pačiam yra be galo įdomu, koks gausis galutinis šio vaizdo įrašo rezultatas, bet kokiu atveju jį kelsiu. Tiesiog nesiruošiu visko pušinti iki maksimalaus lygio ir bandyti vaidinti profesionalo. Viską rodau taip, kaip yra, stengiuosi kuo natūraliau. Nežinau, kelintą kartą jau sakau, bet mažiau kalbų, kimam į darbus, pasimetu malkos, kažkur stabilizuojusi kamerą ir pradedu kažką krapštyti. Nusimečiau slenkščius plastikinius, tai yra apdailas. Tokių darbukų šiaip pagalvojau nefilmuosiu, nes jums nebus tikrai įdomu žiūrėti, kaip aš tiesiog šponkės traukau ir ten pasilenkęs pamažinę kažką krapštau. Pagalvojau visus įdomesnius darbus, ten kažkokius gal kaip indikų keitimas, pjaustymas ketvirčių, bodžio pačio dėjimas, dažymas tikrai filmuosiu. Nuo šio automobilio nupirkimo niekad nebuvau nuėmęs šitų plastikinių slenkščių apdailų ir nemačiau, kaip atrodo slenkščiai. Galite iš karto pabandyti mintyse atspėti, ar apsidžiaugiau ar nuliūdau. Kai pirkau kėbulą, pirkau šiaip važiuojantį automobilį, tik tai ne tokį, koks jis yra dabar. Nupirkau tikrai už gerą kainą ir vienintelis mano prioritetas buvo, kad jis nebūtų supuvęs. Visas automobilio dugnas, tilto tvirtinimo vietos, pats traversas, žodžiu, jis tikrai nebuvo surūdėjęs, perpuvęs arba skylėtas. Slenkščiuose radau biškį bajeriukų. Aišku, nieko tikrai baisaus, neįsigaskit. Gal einam ir pasižiūrim, kaip ten kas atrodo. Visokių matosi paviršutinių rūdelių. Visi šitie reikalai jau praėjo atsuktuvo testą. Niekur kiaurai nieks neina. Apačioje dabar nesimatys, yra viena kita maža piršto dydžio skylutė. Čia dar turim įlenkimą po sezono. Va čia va matosi, kaip tas įlenkimas atrodo. Tai reikės kaip nors atsitampyti. O kitoj pusėje turim truputį liūdnesnę situaciją. Analogiškai turim sulankstytą slenkstį. Čia irgi ne tik slenkstį, čia reiks atsitampyti. Irgi turim tokių pačių paviršutinių rūdelių. Atsuktuvo testą šitą vietą irgi praėjo. Nepraėjo. Apačia. Galim matyti, kad visą apačią slenkščio galiu judinti. Tačiau didelių skylių nėra. Šita vieta kiaurai neina. Tiesiog čia, vat, kur turėtų būti siūlė prie kėbulo, jau jinai yra išpuvus. Lopysim, tvarkysim, virinsim, darysim, tepsim antikoroziniais, dažysim ir bus 100 metų. Tokia situacija su slenkščiais. Iš tikrųjų, tikėjausi, kad bus gražiau, nes, kaip minėjau, visas dugnas yra švarus, gražus, bet tikrai nenusiminiau, truputį pavirinsim, pašveisim ir ten bus viskas gražu, puiku. Ta darau tik tam, kad toliau neplistų rūdys ir tam, kad nepažeis kažkokių konstrukcinių elementų ar šiaip nevaikščiotų kėbulas. Ir šiaip labai nemėgstu perpūsių kėbulų. Pagalvojau, kadangi tai yra pats pirmas video, tai įsivažiavimui, tam, kad jūs susipažintumėt su manim, pagalvojau, padarysiu praeito sezono recapą, vėliau prisėsiu ir papasakosiu į video pabaigą, kaip man sekėsi šio sezono metu, aptarsiu kiekvieną iš etapų ir treniruočių, kiek atsimenu. Manau, tas recapas mums padės truputį geriau susipažinti, jums pažinti mane, turėsim kažką nuo ko atsispirti. Grįžtam prie darbų. Šiuo metu išiminėju šoninius langus ir apvadus aplink juos. Daug varžtų, šiek tiek nesuėmęs, žiauriai daug varžtų galiu pasakyti. Galima tiesiog gražiai, kaip nors nesudaužius. Opa, spėjau, kas pamiršo atsukti dar vieną varžtą. Dar kai nuimsiu visą šitą reikalą, tai parodysiu, ką turiu omeny, kai sakau, kad labai daug varžtelių. Galvojau visą laiką, kad šitie dalykai stovi tiesiog ant fiksų kažkokių tai, arba ant klijų. Taip, viskas. Nusiardžiau dabar šitą šoninį galinį langą, nusiardžiau visą tą apdailą iš viršaus ir tuoj perjungiu kamerą, parodau, kaip atrodo varžtukai. 2 vien čia. Tada iš karto dar vienas ir taip per visą mašiną. Ir vienas skaniausias parūdijas buvo štai čia. Tai dabar šokam tą patį padarom kitai pusėje. Kažkodėl tai kamera pakrito. Nežinau ties kurių momentų. Viskas darosi ryškiai lėčiau vien dėl to, kad filmuoju. Ir plus visą laiką dar turiu stebėti kamerą.
Jinai dabar random buvo nukritus, nežinau, ties kuriuo momentu nukrito, tai aišku, sudėtinsiu kiek įmanoma gražiau, kad jums būtų faina žiūrėti, bet šiaip tai pjaunu čia grybas tuo filmavimu konkrečiai. Varom dirbti. Trumpai apie situaciją ir apie tai, ką šiandien padirbėjom. Įsiėmė abu šoniniai langai, įsiėmė tie vadinami shadow line aplinkui apdailėlės, nusiėmė slenkščio apdailos, apžiūrėjau slenkščius, truputį padirbėjau prie durų, apsirinkau biškį, apsidėliojau daiktus aplinkui ir kokius, taip drąsiai teikčiau, 95% laiko tiesiog kariavau su kamera. Kviečiu pasimėgaut praeito sezono recap. Kadangi ir taip darbai šiandien vyksta labai puikiai ir intensyviai, tai susirašiau šiokį tokį lapuką, įdėjau dar gerą pusvalandį darbo tam, kad susirašyčiau visus svarbiausius sezono įvykius. Kad būtų įdomiau žiūrėti, pasistengsiu surasti ir sudėti kiek įmanoma daugiau medžiagos apie viską, ką pasakoju. Tik tais iš karto atsiprašau, nes dauguma medžiagos bus filmuota vertikaliai. Visa mano kelionė prasidėjo garaže 23 metų lapkričio 20 dieną, kada jau atsivariau savo kėbulą, ne kėbulą, o dar važiuojant į normalų gatvės automobilį į garažą ir po truputį pradėjau jį ardyti. Darbai tikrai nebuvo lengvi, turėjau išmokti daug naujų dalykų, perlipau biudžetą, kurį planavau. Aišku, aš ir pats dariau tam tikrus dalykus, kurių nebuvo būtina daryti pradžiai, tiesiog aš to norėjau. Daromas šitas dalykas yra tam, kad būtų smagu. Pirmas mašinos užkūrimas įvyko kažkur vasario vidury, buvo daug emocijų. Su motoru irgi buvo sudėtinga, turėjau išmokti ten daug labai naujų dalykų. Viską perinkus, jau surinkus į vieną krūvą ir sukrovus motorą į mašiną, jau sujungus visus laidynus, viską kaip priklauso. Pirmas start ten buvo tikrai, ta prasme, jaudinantis dalykas. Parinausi, kad kažkas bus blogai, bet užkūrėm, motoras dirba, tas reiškia, kad galim toliau kibti darbus. Po užkūrimo buvo dar daug darbų. Į užkūrus, jau surinkus, išvažiavau iš garažo pratestuoti. Užkaito sprogo radiatoriaus įsiplėtimo bakelis. Pirmas testas. Kažkaip va taip va. Jau norėjau pasiduoti, galvojau motoras, galva galbūt, nes iki galvos nelindau. Nusipirkau naują radiatorių, naują bakelį, naują šlangas, prasiorino ir viskas pradėjo veikti. Mašina nevažiavo, ta prasme, jinai visiškai neturėjo traukos ir draugai, ir meistrai daug kas žiūrėjo, kame čia gali būti replės. Visi nurašė man to, kad tikriausiai būsiu blogai pastatęs degimą, jau lab kaip tą dariau pirmą kartą. Visiškai netikėjau, kadangi viską dariau su tam tikru specialiu įrankiu ir viską tikrinau daug kartų prieš rinkdamas atgal ir tikrai viskas yra tvarkingai. Buvau kaip ir įsitikinęs, kad ten klaidos padariau ir motorą ardyti kaip ir nelabai norėjau. Vis dėlto, kadangi neturėjau jokių kitų idėjų, ką daryti, susiėmiau vožtuvų dangtelį, dar kartą susižiūrėjau degimą, degimas geras. Kažkaip vieną vakarą garaže bedirbdamas galvoju pasitikrinsiu fiškį, buvo netem pajungta įsiurbimo velenėlio padėties daviklio fiškį, iki tiek prasileidau, išvažiavau tą patį vakarą iš garažo, pragazavau plytą valę. Tikriausiai iki šiol visą procesą, ką pasakoju, tai tam būtent epizode buvau laimingiausias. Tada viskas pradėjo eitis kaip ir gerai, mašina važiuoja. Balandžio 5 dieną nusprendžiau pasidaryti lengvą testą. Išvažiavau į, kaip čia net nežinau pasakyti, Meksikos gatves, daras aikšteles, prasitestuoti automobilio, papaišyti saulučių ir... Viskas, atrodo, veikia nuostabiai. Ta prasme, visiškai neturėjau prie ko prisikabinti, todėl nusprendėm, kad reikia rimtesnio testo. Žiūrim, kaip tik yra event mūsų mieste, Alytuj, tinkama data, gegužės 12, street race. Nusprendžiau dalyvauti, susimokėjau startinį mokestį ir nusprendžiau, kad dalyvausiu street race'uose, vardant praktikos ir vardant to, kad pažiūrėt, ar nekaista automobilis, nedinginėja trauka, ar nevyksta kažkokių nesąmonių, su važiuoklė ir taip toliau, nes ką tik surinktas, reikėjo jį normaliai išplėšti. Mes nekonkuravom dėl vietų, saugiau mašiną, kad jos nežlaužyčiau, nesulaužyčiau. Labai smagiai praleidau laiką. Dar nelikau paskutinis, gal ketvirtas nuo galo, tiksliai neatsimenu. Buvo nuspręsta, kad kaip ir reikia kažkur tai važiuoti normaliai tą mašiną ištrestuoti toj disciplinoje, dėl kurios mes čia ir dirbam. Pasidomėjau, pasirodo, Kėdainiuose buvo galima pravažiuoti vieną. Ta diena kaip tik niekas nevyko, susitarėm, viskas čiki. Birželio 1 dieną išvažiavom į Kėdainius. Buvo žiauriai smagu, jaučiausi taip lyg įsipildė svajonė, nes labai ilgai aš iš tikrųjų norėjau drifto automobilio, bet nėra viskas taip paprasta ir nėra taip, kad užsimanai ir turi. Ten bevažiuojant sprogo vairo stiprintuvo siurblys. Buvo žiauriai liūdna, nes galvojau, what the fuck, pirma treniruotė, kodėl taip turėjo atsitikti. Vėliau supratau, kad tai yra driftas ir taip atsitiks visada. Pasikeitėm tą stipriaką, tęsėm treniruotę. Aš jau galvojau, kad esu viskas gimęs driftint, ta prasme man ten sekasi ofigienai, viskas gražiai, palei linijas, tvarkingai. Taip, ta treniruotė baigėsi su daug emocijų, buvau labai savim patenkintas. Pradėjom su
su komanda kalbėti, kad reikėtų važiuoti kažkur, kur yra žmonių, bandyti pratintis, važiuoti su žmonėm, bendrauti kaip jie daro. Teko važiuoti į kažkokią tai rimtesnę treniruotę. Birželio 23 dieną Vilniuje N40 treniruotė. Net nežinau, nuo ko pradėti, iš tikrųjų šiaip žiauriai ten patiko. Gal ir tituluočiau savo drifto pradžią tą būtent aikštelę, nes ten atvažiavau, pamačius, kaip žmonės važiuoja, kaip žmonės vaibina, kaip jie su tavimi bendrauja, tai kažkas wow, tikrai šiltai priimtas. Iš tos treniruotės, ką labiausiai akcentuočiau, tik reikėjo išvažiuoti pirmą kartą, atvažiavau į tą eilę, kadangi prieš tai nebuvau važiavęs niekada su kitais žmonėmis, jau eilėje stovint man rankos drebėjo, jūs net neįsivaizduojat, kaip aš žiauriai jaudinausi, aš vos sugaudžiau vairą. Ten buvo katastrofa. Bet maždaug po poros gerų valandų įpratau, jau pradėjau važiuoti truputį drąsiau, suvažiavom ir porinių vieną kitą, supratau, kad nesu aš toks kietas, koks jaučiausi Kėdainių aikštelėje ir dar reikia daug išmokti. Būtent čia Vilniuje N40 aikštelėje ir įvyko tas krešas, kur prieš tai rodžiau į vairuotojo pusę. Neužpyko, pasijuokėm, pakalbėjom apie situaciją, kaip supratau, jam buvo daugiau žalos, man nukentėjo automobilio šonas ir sulinko kolba koilo. Liepos 6 dieną atradau, kad Druskininkuose yra atsidarius nauja aikštelė. Man, alytiškiui, tai yra žiauriai arti, žiauriai patogu, susiekus su savininku, dar jisai pasiūlė, kad galėsiu ten ir automobilį pasilikti. Važiavom treniruotis į Druskininkus, kur įvyko persilaužimas, kadangi ten yra kiek greitesnė, didesnė trasa, bent jau tuometinės konfiguracijos. Ir aš supratau, kad visiškai negaliu išvažiuoti ten, ta prasme, mažiausiai buvo tragedija, aš visiškai nepavažiavau. Kiek ant savęs supykau, kad palikau automobilį ten realiai. Liepos 6 dienos tiesiog drilinau tenais. Kiek galėjau, tiek savaitgaliais važiuodavau ir drilindavau tą trasą. Liepos 21 dieną nusprendėm sudalyvauti pirmose varžybose Drift Arena Cupe. Šiaip man patiko, labai gera patirtis, plus pirmos varžybos, tai logiška, kad patiks. Diena prieš turėjom treniruotės, prie treniruotės jau į pačią pabaigą man nusprogo generatorius. Atvažiavę Liepos 21 prieš varžybas ryte pasikeitėm generatorių, viską apsižiūrėjom, ar viskas veikia, ar viskas tvarko, įsipylėm kuro. Nuėjom į briefingą ir pradėjom treniruoti. Pravažiavom tas treniruotės, atėjo kvalifikacija, pirmo važiavimo 67 taškai, antrų 64. Nei daug, nei mažai. Man asmeniškai pirmose varžybose aš likau patenkintas rezultatu. Praėjus kvalifikaciją susitikau prieš Kilbovskį su Nissanu. Apskritai buvo sunku persilaužti, nes porinių nelabai aš turėjau užvis treniruočių prieš tai, tikrai nesijaučiau užtikrintai. Suvažiavom važiavimą, kas svarbiausias padarė klaidą pirmam važiavime ir aš galėjau tiesiog gražiai suvažiuoti lydą ir laimėti. Tačiau kažkodėl iš jaudulio ar kažko aš to nesuvokiau, sugebėjau apsisukti, tiesiog numušti kūgius ir apsisukti savo lydę. Ne, gal neapsisukti, gal vis dėlto tik numušiau kūgius, bet kokiu atveju viską mato, tai atskirsit, kas ir kodėl įvyko. Kadangi abu savo lyduose padarėm kritinę klaidą, gavom one more time. Po one more time aš laimėjau, kadangi antrų važiavimų, kai Kilbovskis turėjo mane čeisint, jam nusprogo motoras. Galėčiau sakyti, kad laimėjau tik todėl, nes jam nusprogo automobilis. Iš kitos pusės, jeigu būčiau viską padaręs teisingai, prieš one more time būčiau ir taip laimėjęs per varžovo klaidą. Žodžiu, nesvarbu, sportas yra sportas, laimim top 32 ir keliaujam top 16. Susitinkam su Savickiu. Teko jam nusileist, net ne tai, kad nusileist, gal labiau sakyčiau, jis visiškai mane tiesiog išdarkė. Tikrai patyręs vairuotojas, ta prasme, pirmo važiavimo aš važiavau čeisą, aš atsilikau tiek, kad mano mergina, kuri filmavo, sakė, jau nelabai tilpo į kadrą abu vairuotojai. To, kai jis čeisino mane, tai jis tiesiog labai max profesionaliai susidarojo su mano prastu lyd važiavimu, nes jis tikrai buvo prastas. Žodžiu, visiška pagarba Savickiui, jisai mane sudarko ir jis keliauja toliau, o mes ten ir liekam. Pamiršau paminėti, kad prieš sezoną mes įsikėlėm savo tikslus kaip komanda. Pagrindiniai tikslai buvo susidirbti tarpusavį, įsitestuoti automobilį, susipažinti su drifto disciplina, su drifto pasauliu, kaip viskas vyksta, susipažinti su varžybų tvarka ir praeiti vieną kvalifikaciją varžybos. Pirmos varžybos, praeita kvalifikacija, laimėta kova. Manau, kad daugiau nieko sakyti nereikia. Aš patenkintas, komanda patenkinti, viskas liuks. Liepos 27 dieną su draugu, jau kuris laikas dirbom prie tokio projektėlio, paleidom savo renginį Alytuj. Labai pasisekęs renginys, buvo smagu, truputį važiavau Rieme, treniravausi, tačiau daugiau tenais dirbau tam, kad renginys praeitų sklandžiai. Padarėm automobilių parodą ir tuo pačiu drifto treniruotę tokią pramoginę, sakyčiau. Vėlgi naujos pažintys, nauja patirtis, pasibendravau su visais, gavau daug visokių naudingų patarimų. Toliau rugpjūčio 4 dieną turėjom street etapą Kuršėnuose. Labai norėjau pravažiuoti Kuršėnuose, kadangi tai yra ne aikštelė, tai jau yra trasa. Treniruotėse visai gerai sekasi, užsihypinau, atrodo noriu važiuoti porinius, noriu varžytis, viskas kaip ir gerai, buvau užtikrintas, kad praeisiu kvalą. Pirmam kvalifikacijos važiavime tik pasistatau, pirmo klipo nedavažiavus kabinu bulvės, smėlio krūva į orą, o teisėjai buvo griežtai pasakę, kad kabina žemę 0. Jau iškart žinau, kad bus 0, tai tiesiog iš nervų dar galiai ir apsisukti sugebėjau. Atvažiavus iš Alytaus į Kuršėnus,
išjudėjus apie 3 nakties ir tiek turint hypo, žinot, kad tau liko vienas šansas ir arba tu praeini arba ne. Streso tikrai buvo, nusprendėm daryti saugų važiavimą ir iš to saugaus gavosi per saugus, visur suvažiavau visiškai vidum, jau žinau, kad visiška nesąmonė, teisėjai parašė varganus PM8 taškus, kur ir taip manau, kad man skyrė per daug, nes važiavimas vėlgi buvo apie nieką, tiek neužteko, kad patekti į top 32 ir savo kovą tą dieną taip ir pabaigė. Rugpjūčio 24 dieną turėjom treniruotę prie Arena Cup etapą. Toj treniruotėj 24 dieną buvo paliesti, nepaliesti, o jau atsitrenkta į pirmus blokus. Pasikeitėm išvirtiminę, nes jinai linko, ten patampėm truputį bagažinę, priklijom izolkę lempą, palikom ją ilsėtis per naktį ir jau atvažiavom 25 dieną. Viskas standartiškai, treniruotės, sekasi viskas kaip ir puikiai. Sulaukėm kvalifikacijos, pirmas kvalifikacijos važiavimas, gana užtikrintas, buvau geros nuotaikos, 78 taškai, kuriais tikrai labai džiaugiausi, man tai yra geras rezultatas. Antrų važiavimo pasitarėm su komanda ir nusprendėm, kad reikia pabandyti perlipti 80 zoną ir to pasiekojom paskutinio posūkio, vos ne tokį kaip ir backwards entry pabandžiau padaryti, vėl nežino ką ten ir tiesiog mašina sustojo kampe, gazavau, bandžiau įsispardyti, bet jau tiesiog nebepajėgau nieko padaryti. Tai antrų važiavimų gaunam 0, tačiau patenka į top 32 ir top 32 kovoje susitinkam su Kolosovu. Pirmą važiavau Chase'ą, pats buvau nustebęs, kaip man sekėsi įsekti, aš buvau labai patenkintas tuo važiavimu, tiek patirties, kiek turiu, dar sugebėjau ant persimetimo priartėti per daug prie jo ir nunešti jam galą, kentėjo lempa, buferis ir ketvirtis. Labai džiaugiuosi, kad pas jį yra stiklo audinio užpakalis, nes kitu atveju tai tikriausiai būtų reikėję padirbėti ir su radiatorium ir tikriausiai net sekantis ranas iš Chase'ino mane, kai visada Max tiksliai, Max piktai, Kolosovas tą kovą laimė, nueinu, atsiprašau pas jį už sulaužytas detalės, padėkoju už gražią kovą ir po visko sukrom daiktus, pažiūrim apdovanojimus ir važiuojam namo. Rugsėjo 28 dieną turim paskutinį Lietuvos drifto čempionato etapą Street lygos. Jis vyko taipogi Druskininkuose. Taip atsitiko, kad į pabaigą užsiregistravau ir likau ten gal 6 nuo galo. Tai vien jau tas visas laukimas, kada man reiks važiuoti į kvalifikaciją, truputį erzino. Mašina sustiguota, viskas ready, jau tuoj man važiuot, pasišildau automobilį, užsidedu šalmą, pirštinės, važiuoju link starto, šildausi padangas, baigus prieš saulutes, įsitiesinu ir pajaučiu, kad padangos dar gal nepakankamai pašilo. Tai aš tiesiog numetu sankabą pirmą gaikę, užsuk burnautų ir išgirstu garsą. Pum! Dar verta paminėti, kad diena prieš treniruotį, prieš šį LDC etapą nulaužiau kairės pusės pusašį, tai šį kartą per varžybų dieną lūžo dešinės. Ir mes jo neturim. Ieškojom pusašių, ką dedam netinka. 5 minutės jau pradėto skaičiuot. Pradedam skaičiuoti 5 minutės. Buvo likę 3 minutės, truputį virš 3 minučių. Draugas tiesiog iš žmonių minios išbėga, taip laikydamas pusašį. Turiu pusašį. Tikrai netikėjau, kad galima pakeisti per 3 minutės pusašį. Dėkitės ratą, davai kažkas. Pasirodo galima. Aš jau sėdėjau užsikūręs automobilį su šalmu viskuo, tik nuleido mašiną atbulas. Ten jau paskutinės sekundės visiškai teisėjau buvo palikę bokštelį, sugrįžo į dėl manęs, ačiū labai teisėjam ir nepykit, kad priverčiau sugrįžti. Max įtampos, visas ta prasme prakaituotas, nežinau kas darosi, netestinės mašinos pavažiavimo, neįsivaizduoju kas bus, jau ten prašyti kažkokio testrano, tai tiesiog net nesinori. Darau ką galiu, važiuoju Max piktai, rizikuoju viskuo, ką turiu, paskutinis etapas, šitiek nervų, šitiek hebra dirbo, dėl to pusašio reikia atidirbti. Suvažiuoju pirmą kvalifikacijos raną, sustoju prie savo kolegų, atsidarau duris, klausiu kiek taškų. Niekas nežino, nes dar nepasakė, mane jau kviečia prie starto, uždarau duris, tiesiog nuvažiuoju iki starto. Pirmas važiavimas 83 taškai, antras važiavimas 85 taškai. Tai štai finaliniu etapu mes perlipam tą 80 taškų zoną kvalifikacijoje. Buvau žiauriai patenkintas, kad būtent dėl tokių akimirkų aš ir pradėjau drifto karjerą. Būtent dėl tokių akimirkų aš čia dabar filmuoju, tam, kad jas prisimint, būtent dėl tokių akimirkų dirbu ir renku tą mašiną. Top 32 susitinkam su Parangausku ir tai komandos atstovu. Suvažiuojam gana tvarkingai, tiek aš, tiek jisai. Aš pasidarau vieną grubę klaidą chasindamas, truputį per arti privažiavau, nepasilikau vietos persimetimui. Lydą savo suvažiavau tikrai užtikrintai. Taip pat priklauso šiai komandai. Tačiau noriu priminti, mūsų teisėjai tikrai yra nešališki, o tuo tarpu čia panašu, kad Danielius Parangauskas turi didžiulį klaustuką
virš galvos ir galvoja, ką daryti su tokiu lead runu. Tikrai tikėjausi One More Time, dėja teisėjai nusprendė, kad laimėjo Parangauskas. Tai buvo truputį gaila, bet vėlgi laimi stipriausi. Šitoj vietoj ir baigėsi mano pirmas sezonas. Aš su savo automobiliu daugiau nevažiavau. Kurį laiką automobilis tiesiog stovėjo pas mane ant kiemo ir atėjo laikas atsivaryti čia, į garažą. Ką jau dabar mes ir darom. Atėjo laikas paleisti YouTube kanalą ir tęsti šią kelionę. Tokia mano istorija, toks buvo mano pirmas sezonas. Kitam sezonui esu pasiruošęs kovoti dar stipriau. Noriu važiuoti absoliučiai visas Lietuvos drifto čempionato street varžybas. Tikiuosi, man tai įgyvendinti pavyks. Toks tas pirmas mano video vlogas. Matau, kad į pabaigą truputį įsivažiavau kalbėti prieš kamerą, tai džiaugiuosi pats. Tikiuosi, jums patiko. Būsiu dėkingas, jeigu paliksit komentarą, kas patiko, kas nepatiko. Labiau net norėčiau išgirsti, kas nepatiko, kad galėčiau tobulėti, kad galėčiau filmuoti kokybiškesnį turinį. Ir viskas, net nežinau, ką daugiau pasakyti. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų kartų ir palinkėkit man sėkmės.